Terasa ant šlaito. Tai gali būti Lietuvos kraštovaizdžio klasikinis variantas, yra didelis aukštas balkonas su turėklais ir pakibusiais poliais. Arba gali būti išskaidyta į zonas ir išdėliotas skirtingose aukščiuose, kaip čia ir matot. Šitas konceptas variantas gimė po pakankamai plačių diskusijų, irgi buvo balkono variantas, viską, ir gavosi štai toks. Tai yra viena zona kavos. Aš išėjau pro pagrindinį šeimą, čia turiu kavos staliuką. Geriu kavą, aš toli neinu, noriu čia relaksuoti. Toliau, laiptais nusileidžiu į pagrindinės terasos zoną. Čia bus relaks baldai, čia bus veiksmas, čia bus intensyvus. Aukštis šitai zonai buvo noras tik tiek, kad iš vidaus, stovint prie virtuvės, neužstotų vaizdo į ežerą ir nesimatytų baldų kraštą. Iš pagrindinės zonos mes leidžiamės žemyn ir čia numatyta hamakas, relaksas, kamada ir panašus dalykai. Kaip matot, praktiškai 3 zonos, visos susietos tarpusavy laiptais. Labai svarbus dalykas bus laiptų plotis. Šiaip laukės tai skaitosi 40 cm, bet šiuo atveju mes pasirinkom 2 lentų variantą, tai yra 28 cm dėl to, kad darom platesnius laiptus, mes su laiptais atimam naudingą terasos plotą. Plius kitas variant priekyje. Į priekį nuėjęs mes čia susimažinam šitą saugią, tvarkingą aikštelę. Kas man nepatiko šitam koncepte su šitais laiptais, nes aš pradžių siūliau geriau iš šoną, nes mes vejamės bėgant į reliefą. Reliefą žemėje, mes su laiptais jį vejamės. Visada aš siūlau geriau į šoną daryti, nereikės vytis. Aukšta terasa ir apšvietimas tai yra 2 neatsiejami dalykai, nes šiuo atveju tai ne tik jaukumas, bet ir saugumas. Užsakovai pasirinko šiuo atveju kryptinius šviestuvėlius, tie, kur šviesą kreipia į šoną. Gavosi taip, kad mes užsakovai palikom, padarę terasę girlendą ir jie ilgai žaidė skirtingas variacijas. Ir tai, ką jūs matėt, jie patys išgeneravo po naktinių kūrybinių kančių. Tai yra šitie šviestuvai kreipia srautai. Čia, kad neakintų nei sėdinčių viduj, nei sėdinčių šičia. Tas kampas gražiai apsišviečia, išorė lygiai taip pat. Ten laiptai, kaip matot, irgi yra į šoną pakreipti. Be viso to rozetės. Viena rozetė čia tam, kad aptarnautų elektrą šitą šoną ir analogiškai tenais prie laipto, kad būtų galima įsijungti kompiuterį, kai sėdi tenais. Dabar kur sueina visa elektra, nes terasa yra numatyta, kad jinai užsidengs iš šonų. Čia pas mus yra iškart pasirūpinta revizija, kad uždengus šonus mes galėtume įlysti po terasa ir visas komutacinis mazgas yra prie sienos. Galima bet kada prie jo prieiti. Projekte pasirinkta terasinė danga. Tai yra Trex gamintojo Enhance serijos Rocky Harbor dvispalvė lenta. Lentos spalvynas buvo taikytas prie skalūno, prie betono, prie pačios gamtos. O serija Enhance dėl to, kad finansai irgi buvo ne paskutinėje vietoje, nes norėta proto ribose. Ką aš kitą kartą darysiu kitaip, nes kai mes įgyvendėm projektą, aš sakau, sakė, o blin. Aš kai atvažiavau, aš sakau, sakė, noriu, kad čia būtų tiek nuleista, ten tiek, o šitą sklypą mes susikelsim. Ir jinai net neįsivaizdavo, kad čia gausis vos ne 1,90 m aukščiausiam kampe. Ir dabar, kai pamatė, sako, aš tiek tikrai nesukelsiu. Tai kitą kartą aš tiesiog klausiau, apatinė terasa, kokiam aukštyje tu nori, kad būtų. Ir pagal tai mes skaičiuotum. O nes dabar mes nuo viršaus dėliojomės laiptus, kad šita platforma įsigautų būtent nuo viršaus skaičiuojant. Reikėjo mums dėti nuo apačios ir tada būtų aiškiau. Užsakovė tiesiog sakė, Sauliu, aš susikelsiu, aš nenoriu aukštos terasos, noriu prie žemės būti, bet kiek jinai susikels? Aš neįsivaizdavau. Ir dabar gavosi tokia situacija, kad kažkiek susikels, šonus užsidarys, o čia šitam kampe greičiausiai vis tiek anksčiau ir vėliau turės arba vazonai, arba turėklai atsirasti. O dabar einam pažiūrėsim, kaip atrodo terasa iš apačios. Kas numatyta padaryti toliau? Šičia iš akmenų padaryti atraminę sienelę, kažkiek susikelti šito grunto, irgi kad nebūtų labai kritimo. O šitie šonai, kad nesimatytų mūsų šitų polių, cemento plokštės ir išklijuoti tuo pačiu skalūnu, kai būtų vientisas fasado pratęsimas. Kadangi nusileidom, polius mes naudojom su prailginimais, tai yra stori poliai plus prailginimas, o karkasas tai yra aliuminis, nes lentos pasirinktos. 0 įgerimas, 25 metai garantija. Karkasas turi tarnauti ne mažiau negu lenta. Viskas pagrindiniai dalykai apie šitą projektą. Palieku jūs su nuostabiais vaizdais iš drono ir iki kitų projektų. Iki!